Sveiki, gerbėmieji ir negerbėmieji. Nu, žinokit, nieko nėra saldžiau stebėti, kaip pjaunasi du marginalai. Tai va, šį kartą biški pažiūrėsim šito serialo pradžią. Nu, čia yra toks Jonaitis, irgi iš tų marginalų. Jisai labai mėgsta remti Vaitkų, iki šiol jį remia, netgi po to, kai jau pats Vaidas Lekstutis jį išdėjo į šuns dienas, bet va šitas Jonaitis vis dar remia šitą Vaitkų. Nu, žodžiu, čia abu yra taip pat mąstantis, tiek tas Jonaitis, tiek Vaidas Lekstutis, abu yra panašių pažiūrų, labai panašių tenais apie jiems, kaip sakant, draugauti su Rusija tinka ir taip toliau, bet prasidėjo tarp jų konfliktas. Ir žinot, kad tokie diktatoriški, kaip čia pasakyti dabar gal labiau narcistiniai tokie žmonės, tokio charakterio narcistinio, negali, suprantat, ilgai išbendrauti ir susipjauna. Tai vat, pažiūrėkim šitą džiugę mums konflikto pradžią. Na ir dar viena tokia įdomi tema. Šiandien, penktadienį, 9 val. Ryto, aš buvau Kauno miesto policijos komisariate, ten Žaliakalny ir Radvilėnų plente, nes nesisteminis Vaidas Lekstutis parašė pareiškimo policijai dėl mano vieno vaizdo įrašo, kuriame aš išreiškiau savo nuomonę apie jį ir Vygantą Kelertą. Štai jis mane šantažavo, rašė mano telegramą privačiai, kad aš išimčiau to vaizdo įrašą, nevat jis jaučiasi labai šmeižiamas, nors ten šmeižtų visiškai nėra, aš rodžiau irgi žmonėms, kurie supranta teisę, visi juokiasi ir kraipo galvomis. Bet štai Vaidas Lekstutis vietoj to, kad atsistotų ir atsakytų tos klausimus, kurie ten buvo užduoti, kad paneigtų, pateikti kažkokius įrodymus, kad, sakyk, Jonaitis neteisus, jis tiesiog kreipiasi į policiją ir grazina teismais. Nu, tai ne vien tik tave, kaip palauktas vardas yra Marius Jonaitis, ar kas tai? Nu, žodžiu, Jonaitį. Net tik vien tave grasina Vaidas, tai ir mane, ir Lintrovertą, ir Karalių, tai ir dar savo ten giminaičius. Nu, yra ten grasinės teismais, jis čia ne pirmą tave ir ne paskutinį, žinok, dar po teismus patampyti susigalvoju. Nu, aišku, iki teismų čia nedais niekas, bet čia, žodžiu, pagazdinti sugalvojo Vaidas, matai. Nepatiko jam, kaip Jonaitis išsakė apie jį per vieną video, pasisakė apie jį. Nu, ten, žodžiu, papasakojo apie jo ten šeimą, apie kažką tenai, žodžiu. Aš irgi žiūrėjau tą video, bet dabar, suprantat, net pasakosiu aš visko ten tiksliai taip. Bet, žodžiu, Jonaitis gan atvirai taip pavarė apie Vaidą. Nu, ir man patiko, kaip sakant, taip saldu buvo ant dūšios, bet, nu, aš nesu Jonaičio gerbėjas. Man, kai išmeta video, aš pažiūriu, kaip ir Vaido. Išmeta video, aš pažiūriu, bet nesu nei tų kanalų prenumeratorius, nei šito, nei ano, tai aš jų neseku. Bet kai taip netikėtai išmeta, tai ir pažiūriu. Nu ir šitas pradėjo taip eit, pasiklausiau, kad Vaidas čia dalyvauja. Nu, sakau, įdomu, tai pažiūrėkim. Nu, ir žiūrėkim dabar šitą dramą. Aš irgi tęsiu, kaip sakant, šitą dramą. Nepaliksiu taip jau už kabarį ir vis jums parodysiu, gerbėmieji ir negerbėmieji, ir jums parodysiu. Ir pakalbėsiu, protarpiais, savo nuomonę išreikščiau irgi. Tai ir žiūrėkim, kas toliau vyks. Žmogus, kuris vaidina antisisteminiu, kuris nuolat kritikuoja tą Lietuvą, teisinę sistemą, bet kai jam kažkas nepatiko, jis nubėgo kreiptis į tas pačias jėgos struktūras. Padėkite man, padėkit mane šmeižti. Tai va, visi tie tokie marginalistiniai, populistiniai arba narcistiniai, kur kaip narcizai jaučiasi tokie išskirtiniai žmogeliukai, kurie sako, aš čia vienintelis matau tiesą, ten visi kiti yra avys, visi kiti yra ten sisteminiai durniai, ar dar kokie nors ten, žodžiu, visus vadina, kaip tik išmano, bet patys jaučiasi tokie, jau išmanantis viskas, geopolitikas ir taip toliau, politikas ir aplamai karus ir kas kaltas dėl karų. Tai Vaidas ir tas pats Jonaitis, abu tokie patys, bet štai prasidėjo konfliktėlis. Nu ir mes jau pažiūrėsim, kaip jiems bus. Tai tęskim.
Ir visada aš galvojau, kai pradėjau šitą kanalą vystyti, kai pradėjau skelbti informaciją, aš visada galvojau, kad ateis anksčiau vėliau tokia diena, kada mane pradės patampyti po teismus. Bet aš galvojau, kad bus iš kokių Delfių, iš kokių sisteminių partijų. Bet pasirodė, pirmas ieškinys parėjo iš vadinamo antisisteminio Vaido Lekstučio. Nu va, matai. Ir vėl pats prisipažinai, kad klydai. Nu tai, supranti, pats klysti daugelį dalykų, bet pats to nepastebi. Tik tai, kai laikas ateina, va, kai jau Vaidas, matai, parašė tau tą pareiškimą, kaip tai vadinas. Žodžiu, jau tada supratai, ne? Bet vis dar nesupranti daugybę dalykų. Daugybę dalykų dar vis nesupranti. Nesupranti, ką palaikai. Vaitkų palaikai. O, Jėzus, tu mano. Nu, ir kažkada ir tai suprasi. Aš manau, kad suprasi. Gal nesi toks labai durnas, bet suprasi, ką tu palaikai. Nu, tai aš tikiuosi, kad suprasi. Nes, oi, eini labai tamsiu keliu, Jonaitį. Labai tamsiu keliu eini. Šiaip atrodai padorus žmogus, bet tavo ta pasaulėžiūra, oi, negera yra, oi, neteisinga jinai yra, iškreipta pasaulėžiūra yra. Nu, kaip ir Vaido, bet žodžiu, matai kaip yra. Nesitikėjai, visai ne iš tų gavai, iš kurių tikėjai. Tai čia tavo jau klaidos įrodymas yra. Įrodymas. Ir tu vis tiek nematysi to. Tu vis tiek to nepastebėsi. Savo tos loginės klaidos neištaisysi. Vis tiek toliau eisi savo keliu. Tuo klaidingu keliu. Nu, žiūrėkim toliau. Iš tikrųjų, juokinga, graudu ir ganėtinai patetiška. Aš nuėjau, ten patikiau tą savo versiją, žinau, kad tą pačią dieną Lekstutis 11 valandą atvažiavo, su kemperiu važiavo, kaip jis gyrėsi. Ta moteris, tokia miela, tokia malonė, tokia jauna moteris buvo, jinai ten priėmė, jinai dirba savo darbas, trumpai šnektelėm su visą kitą. Na, kaip sakoma, mes viens kitą labai gerai supratome, apie ką šitą yra istorija. Ir aš žinau, kad puikiai, kad čia tas tyrimas bus nutrauktas, bet esmė tame, kad Vaidas Lekstutis iš to pasiutimo iš šiandien penktadienį tai suvažinės kažkur tai mažiausiai 300-400 kilometrų. Jisai nusisamdęs advokatą, tam advokatui, aišku, reikia mokėti už paslaugas. Ir jis po to atsistojęs, aišku, nuolat kaip visada virkšlens ir sakys, paremkite. Štai kam jis jūsų paramą ir naudoja. Jis naudoja visokiems niekams. Tai to, kad kažką vertingo sukurtų, protingo sukurtų. Galiausiai paremk kažkokią skurstančią šeimą už tos pinigus, jeigu tu neturi kur tų pinigų dėti. Jis bando imituoti kažkokią opozicinę veiklą ir bando mane paduoti į teismus, kad apgintų savo garbę ir orumą. Nu, tai va. Prie to ir prieikim. Kad, matai, ir netgi pats Jonaitis supranta, kaip Vaidas tuščią reikalą nori apginti, tuščią reikalą. Iš vis bereikalingas dalykas. Čia savigarba įžeidęs, klausyk, viską. Nu, tai būtinai reikia jau čia žmogų paduoti į tai, kiek tu įžeidai, kiek tu, Vaidai, esi įžeidęs tokių žmonių, kaip ir mane, va. Kaip ir kitos, va, tokius, kurie kitokius turi politinius įsitikinimus, kaip to. O, vadinė visokiais ten, ko tik išmanai. Nu, tai kodėl mes negalime įsižeisti? Ką? O kodėl tu turi įsižeisti? Tu turi teisę, matai, įsižeisti. Ir jau toks antisisteminis kreipiasi į sistemą, kaip pats Jonaitis, kad sako. Tai aš, va, irgi, man ir labai įdomu yra. Kaip Vaido žiūrovai to nesupranta. Taigi, antisisteminis turėtų būti Vaidas. Jau į sistemą tikrai nesikreipt. Bet ne, kreipėsi, kaip pats Jonaitis sako. Nu, jau toks, kaip sakant, prabangos neieškantis žmogus turėtų būti, ne? Bet ne. Važinėjo, kaip sakant, sopynauja mašina. Nu, žodžiu, labai jau įdomus yra tipas tas mūsų Vaidas. Nu. Tai tokių klausimų atkyla, bet tik ne jo žiūrovams. Tik ne jo žiūrovams. Nes Vaidas mėgsta vadinti su savo tuo, kaip tuo ten kelertu, žuvelėmis, tuos visus tokius kaip mane ten, Ukrainos palaikytojus ir taip toliau. Žuvelės, sako, nu, žinot, žuvelės tai reiškia tokius kaip besmegenės jo. Tai va, tokiais mus mėgsto palaikyti. Bet va, iš tikrųjų, tai jis į tą žuvelės taikosi. Matai, aš į tą žuvelių kategoriją neįeinu, nes aš pasakau šitai savo nuomonę, savo kanaliūkštį, kažkas pažiūri, kažkas išgirsta. Nu, va, tie žuvelės, tie Vaido žiūrovėliai,
jie net nesugebėtų susikurti savo YouTube'ės kanalo greičiausiai, kad jie ten iš vis. Ir apie savo nuomonę jie iš vis jau patylėti, jau tikrai neišsakys niekada. Tai tik paklausys Vaidą ir nueis kur nors komentarą parašyti. O komentarą parašyti, tai jie jau moka jau. Nu, aišku, dėl to mokėjimo raštų, tai aišku, labai daug abejonių ir net abejonių, o įrodymų, kad ten nieka ten kai rašau, ten nesuprantu kartais nei sakinių prasmės, kad parašo tie Vaido žiūrovai, tie visi siekėjai, tie, kaip sakant, protingiai, tie iš tikrųjų, tai žuvytės tos, kaip Vaidas, kas sako, bet jam tų žuvyčių reikia, matai, nes pinigėlių kiek prikrauna jam per YouTube žiūrėdami tas laidas. Nu, va taip Vaidas ir sukasi, tik žuvyčių dėka, kaip sakant, žuvytės yra jų pajamų šaltinis. Nu, tai žiūrėkim toliau. Neįmanoma apginti to, ko tu neturi. Čia tai gerai šaliai. Aišku, turi teisę ten kreiptis į tos teismus, bet tai atrodo labai juokinga ir dviveitiška. Jeigu tu kritikuoji šitą valstybę, jeigu tu kritikuoji jos teisinės struktūras, tai kam tu eini pas juos kreiptis pagalbos, tai tu pas, kaip vyras, ir apsigink save. Kodėl savo dar tam paskutinio video dar slėpėsi po savo žmonos Sijonu? Įdėjęs vaizdo įrašą ir Eglė, kuri irgi te šneka ir jam pritarė. Nu, viskas tvarko, aš suprantu, Eglė, jinai, aišku, sugina savo vyrą, jinai jį palaiko, viskas čia yra normalu ir tvarkoj, bet kam čia jie kišti dabar? Jeigu mes kažką diskutuojam, šnekame, keičiamės nuomonės apie vienas kitą, tai mes dviese tą ir darykime. Toliau Vaidas Likstutė šneka, kad kažkur tai lyg ir mane kvietė kažkokiose tipų diskusijai. Jis man asmeniškai to nerašė. Aš nežiūriu jo vaizdo transliacijų, nes aš turiu įdomesnių užsiėmimų. Vaidai Likstutė, jeigu tau taip įdomu padaryta diskusija, pas mane Kaune yra patalpos, suderinam laiką, pasiemam kokį neutralų žmogų, kuris bus kaip moderatorius, kad nesigautų reikimas vienas per kitą, nes aš šitų kažkokius reikimus tikrai nenoriu eiti. Nu ir galim padaryti. Va, vienas pasisako, kitas pasisako, kitas pasisako. Padarykim kelių valandų trukmės laidą ir tada galėsiu visi žmonės spręsti, kas teisus, kas neteisus. Taip, Jonaitį, galėtų, tai padaryti galėtų, bet Vaidas ne iš tokių, žinokis. Tu dar turi tuščių vilčių ir apie Vaidą netgi, jau tiek pribrendo reikalų, bet vis tiek dar, kaip sakant, turi tą tokį tikėjimą, kad Vaidas yra kažkoks tai žodžio žmogus. Žinok, ne. Jis neis į tokias diskusijas. Jis žino, kad jis praloš tokiuose. Netgi prieš tave, Jonaitį, praloš. Nu, jau kaip sakant, jau kiek bebūtų, bet vis tiek esi kažkiek aukščiau tuo lygmeniu, bent jau mąstymo lygmeniu, esi aukščiau už Vaidą. Bet žinok, jisai neis. Jam tas būtų sutriuškinimas, tas būtų labai duotų, žinok, jau nežinau, žmogus į ligoninę musėt nuvažiuotų į kokią psichūšį. Palūštų jisai, jau nieks nebepadėtų. Tai jis labai to bijo. Taigi jį yra vadinęs ir karalius į diskusiją. Bet ką ten, jis supranta, kad jo, kaip sakant, neišneštų jo galimybė padiskutuoti su karaliu. Jis tam būtų sutrupintas į miltus. Iš vis, net kiekvienas žodis būtų demaskuotas iš karto, kaip sakant, Vaidas būtų kaip šlapia vieta prieš karalių. Bet matai, kaip jis sako, ten prieš kažkokį tai jaunuolį, prieš kažkokį tai minedą, tai vadina taip karalių Vaidas. Bet iš tikrųjų būtų sutriuškintas jisai, gyvoje diskusijoje, live eteryje, kaip sakant, būtų sutriuškintas į miltelius, į nieko nepasakytų, nieko. O karalius faktukais jį taip uždaužytų, kaip sakant, kad Vaidukas priplėptų, prižemės į viskas. Ir jis to labai bijo. Vaidas to labai bijo, dėl to jis neina niekados į live eterį padiskutuoti su kita pusė, kaip sakant, nors yra kviečiamas, nors buvo kviečiamas. Vis karalius dar per savo video pasako, kad, Vaida, jeigu sugalvosi, tikrai priimsiu aš tave, kad ir tos dabar, kaip sakant, vos dar tas YouTube'as jo ten įsibėgėja, bet, gerai, dabar lygiaverčiai esat, pakalbėkit, Bet ne. Vaidukas čia neis, nes jis yra bailys, jis bijo, nes žino, kad praloš, prieš karalių žiauriai praloš ir apsijuodins prieš savo žuvytės. Žuvytės gali irgi pamatyti, karalius žlugo, karalius nuogas,
Ojei, tai kaip čia yra dabar? Kaip čia dabar Vaidukas neapsigina prieš kažkokį tai Minedą, ane? Nu, jau žinok, čia būtų skaudu Vaidui. Tai va, Vaidui taip pat būtų skaudu ir prieš tave, žinok. Nors aš tavęs nepalaikau, nebiški, žinok. Esi irgi, kaip sakant, negero mąstymo žmogus esi, negerom pusėn atsisokęs esi. Nu, bet, nu, kaip sakant, viltis visada yra, kad tokie žmonės gali suprasti biški, gali pasimokyti iš situacijų. Nors nepasimokysi nei to, nemanau, kad pasimokysi. Tai žiūrėkim toliau. Tu mangi nesiūlai tokio susitikimo. Tu nubėgai, kaip sakoma, tokiais gatvės terminais tariant, parašai Zajavą. Tu bandai mane užčiaupti, tu bandai prieš tai grasinai, kad tu išimčiau vaizdo įrašą, kuris tau nepatiko, o jį ne aš tai paduosiu į teismą. Sakau, duok į teismą. Aš neišimsiu savo vaizdo įrašą, net nesiruošiu. Jis ten prisifantazavo, kad aš jam grasinu kažkokius smurtų, tai yra absurdiškai, nenoriu aš jį kišti savo rankų, nenoriu aš ten tepti savo rankų ir man visiškai yra neįdomu. Manis kaip žmogus yra visiškai neįdomus. Manis yra įdomus kaip toks visuomeninis reiškinys, kurį aš vertinu neigiamai. Taip, ir aš jį vertinu neigiamai, labai neigiamai, Vaida, kaip visuomeninį reiškinį vertinu, ir tave irgi, aišku, bet kas čia dabar, kur čia mano mintis nuplaukė dabar, ką aš čia norėjau pasakyti, taip, ir užliuliavo tą pagrindinį, paskutinę mintis, Jonaičio pamiršau, žiūrim toliau. Apie tas jo rinkliavas, dabar jis, aišku, ten teisinasi, žiūrėkit, rodo apie savo tą kemperį, labai gerai. Kol aš to nepajudinau, jis to nedarė. Dabar bent jau gal kažkiek bus viešumo, nes man daug žmonių rašė. Kai aš padariau tą vaizdo įrašą, man gal 10 žmonių paskambino ir visi dalinosi įspūdžiais. Krūvą esančių visokie ekranėšių, visą kitą, kiek jam pinigus vedė ir taip toliau. Tai gerai, tai aš sakau, Vaidai, tu tą pateik žmonėms, ne man tai neįdomu yra visiškai. Pateik viešas ataskaitas, kaip tu ten leidai tos pinigus ant to kemperio, kiek iš viso gavai pinigų, kad tą kemperį nusipirktum, nes kyla daug klausimų. O man žmonės skųsdavosi, kad jie užduoda tau klausimą apie kemperį, tu juos tiesiog užblokuoji. Oi, tai Vaidas labai nemėgsta tokių, kaip čia pasakyti, klausimų ir komentarų, į kuriuos jis negali atsakyti, kaip čia pasakyti dabar taip, racionaliai gal atsakyti negali, ar nemeluodamas negali atsakyti, ar kažko tai nenuslėpdamas negali atsakyti. Tai aišku, jam nepatinka tokie, tai jis ir blokuoja, jis ir visokius komentarus trina. Kaip sakant, jau niekados komentaro apžvalgos pas jį nebus, nebent gerų komentarų, nes narcizai būtent taip ir veikia. Jiems patinka tik tai geri atsiliepimai, ten šlovinantys atsiliepimai, bet jau blogų tai jau nepaliks. Ne, jau ištrins, jau kaip sakant, va, tokia jau yra tų narcizų elgesio forma. Čia tu būk normalus vyras ir atsakyk žmonėms. Normalus vyras, Vaidas. Jis gali būti tik tai, ko gero, eglutei normalus vyras, aš sakyčiau. Neįsivaizduoju, kaip ten kas, bet ir nespėliausiu, žinokis, bet nežinau, iki kiek turi būti moteris, aš nežinau, kad tokį Vaidą toleruoti, aš nežinau. Gerai, jisai ten moka visokių ten tų darbelių, yra buvęs ten prie elektronikos, biški ten sistemas audio vedžiojas, supranta biški, gal skiria, kur varža, kur diodas, kur tranzistorius, koks, kur kondensatorius, gal šitokius dalykus žinau, gal moka vinį pjaut, lentą nupjaut, žodžiu, tokius namų apie vaikus darbus žino tikrai, medį gal pasodint moka, žodžiu, tokius, tikrai aš net nebejoju, kad jisai tokius dalykus sugeba gerai. Bet kaip tokį mąstymą reikia pateisinti, aš neįsivaizduoju, kaip tokį mąstymą, kad net neskiria pusių. Pavyzdžiui, kas yra puolantysis, kas ginantysis,
nei už Ukrainą, sako, esu, nei už Rusiją, bet vot kai Rusija, tai jam, kai jau geriau pasirodo kažkur, tai jau patinka, jau matosi iš jo reakcijų, kad jam patinka labiau. Ir prieš tus visus tokius, vot, prieš Ukrainos paramas, prieš viską, jau tiek, nu, vot, matot, ir nemoka jisai, nesugeba pasirinkti tos pusės, nu tai kaip su tokiu žmogum galima, aš nesivaizduoju, sakau, neįsivaizduoju, čia turi būti specifinė moteris, specifinė. Tai va, tai jau taip jau matyti ir yra. Bet Vaidas yra vieną kartą įsiskyręs, tai matyti, va taip ir buvo, kad buvo biški, kaip sakant, tokia moteris jau su kaip sakant, mąstymu gal kitokia tenais jau matyti. Tokiu jau gal arčiau konservatorių, sakyčiau, konservatorių, matyt, ir va taip ir buvo. Bet aš nežinau, čia tik mano svaigalai ir paistalai, tai aš nežinau tikros tiesos, ir čia, kaip sakant, tik mano nuomonė, kuri gali būti neteisė. Tai va, nuomonė gali būti bele kokia. Tai va, žiūrėkim toliau. Ir neįsigalvok visokių istorijų, kad aš ten skriaudžiu ir šmeižiu, aš to nedarau. Man yra užduodamas klausimas, išreiškiama nuomonė. Jeigu jinai ten kažko netitinka, tai tu jį ateik ir paneik. Teisingai. Kartais Jonaitis pašneka teisingai. Jeigu nuomonė yra kažkokia tai klaidinanti, ar ką, nu, imk padaryk tą video ir pataisyk tą nuomonę, bet, kaip sakant, jau pataisyk taip, iš tos, tokių, kad visi sumatytų, suprastų aiškiai ir viską. O ne taip, kad, o taip nėra, o taip kaip yra, o taip nebuvo, o taip yra. Nu, tai taip to neužtenka, vat parodyk tada jau tuos įrodymus jau parodyk. Nu, per video, kad žuvytės suprastų, kad taip nėra. Nu, bet žuvytėms iš tikrųjų tai užtenka ir pasakyti, nes Vaido žodis yra šventas jiems. Nu, vienu žodžiu, čia jau kita situacija, Kokias teisiniam priemonėm mane išgąsdinti? Nu, neišgąsdinti. Nu, gerai, galėsim eiti po tos teismus vaikščioti. Man vienas iš žmogus, kuris turi teisinį išsilavinimą, sako, tu pats gali įduoti į teismą. Būtent ir mums taip sakė teisininkas. Sakė, kad Vaidą mes galime laisvai paduoti teismą. Jis čia mums buvo, spaudė grasino teismais, o mangi asmeniškai netgi beisbolkę grasino. Nu, tai sakė, tu turi pilną teisę. Čia yra internetu skleidžiamas grasinimas, smurtas, susidorojimas. Tai čia netgi galima ojojoj kaip prisiteisti. Bet aš nesu irgi tas toks linkęs ten kažkur ten davinėti žmonės. Aš esu linkęs pakalbėti ir parodyti, koks tas žmogus yra viešai. O, tai man tai patinka labai. Nu, bet po teismus kažkur ten valkiot Vaiduką. Nu, ką ten po tos teismus ten pavalkiusi. Aš geriau kokį kompiuteriuką sutaisysiu per tą laiką. O šiaip tai, sakau, buvo patarimas, kad mes galim. Jo, ten ir Lintrovertas, ir Karalius, ir aš, nu, vienu žodžiu. Gerai, žiūrim toliau. Man tai kažkaip kvaila, atrodo vaikiška, dabar tampysimės tokie po teismus ten verkšlendami. Jis paneduos, aš ateisiu, apsiginsiu, iš pralaimės. Nu, jeigu netyčia laimės, nu, tada kils klausimų, kad galbūt kažkas suinteresuotas per jį ten mane patraukti. Oi, tik nereikia, Jonaitį jau čia irgi savo to narcisizmo demonstruoti. Jau jėtus tu mano, kad tu čia esi svarbus, matai. Jau kažkas buvo suinteresuotas, matai. Nieks nebuvo suinteresuotas. O gal Vaido įrodymai bus svaresni? Gal bus svaresnė, aš nežinau, tavo atveju čia. Nu, tu ten daug ką prišnekėjai, tokių jau dėstėjai tarsi faktus. Nu, ten, kaip ten sakei, palauk, dabar kaip ten sakei per tą video, kad savo vaikų neprižiūri, ar kažko tenais Vaidas. Nu, aš tokių dalykų, pavyzdžiui, nežinau, ar jis bendrauja su savo vaikais, ar ne. Ir aš negalėčiau teikti, kad nebendrauja. Nu, aš nežinau to dalyko, tai negaliu pasakyti. Aš galiu pasvajoti apie tos dalykus, pamastyti, kaip sakant, savo nuomonę išreikšti, bet kaip faktiškai pasakyti aš jau negalėčiau, nes tai būtų kaip melas. Nu, tai aš nežinau, kaip Vaidas bendrauja su savo ten vaikais, kaip su savo ex žmona, kaip jisai ten, ką ir dėl ko išsiskyrė, aš irgi to nežinau. Aš tik galėjau pafantazuoti, kaip ir šiame video, bet teisybės aš nežinau. Tai, nu, dėl tos pergalės, čia mes ir seksim tuos video, tuos visus įrašus jau paseksiu dabar aš
netyčia, kaip sakant, paieškosiu, ir pas Vaidą kanale paieškosiu, ir pas Jonaitį kanale paieškosiu. Ir vat, padarysiu va tokis serialą tokį padarysiu, aš manau. Vaido ir Jonaičių konfliktas. Arba gal kitaip pavadint, dviejų margė. Ne taip, netinka. O, žiūrovėliai, pasiūlykit šito serialo pavadinimą, kad galėčiau parašyti, didelėm raidėm ant video, kaip sakant, pavadinimą tokį. Koks jūsų manimų tiktų pavadinimas šiam serialui? Labai lauksiu nuomonių komentaruose ir kažkuris iš jūsų komentarų, manau, tikrai laimės. Tai žiūrim dar toliau biškį. O atsakomybėn. Bet šiaip pagal visą teisinę logiką, aš kelių žmonių su teisiniu išsilavinimu klausiu, jis sako, tai nieko čia nėra. Šiaip tiesiog nuomonės lygmenyje viskas vyksta. Už nuomonę Lietuvoje dar galima pasisakyti. Dar galima, bet jeigu tavo tas bulvegalvis Vaitkus būtų laimėjęs, tai žinok, jau būtumėm kaip pas Hengiominą kokį ar per kažkokį tai diktatorių. Pas kokį tai direktorių, kodėl man tas direktorių? Diktatorių! Pas kažkokį tai diktatorių būtume buvę šitoj lietuvėlėj mes. Tai jau, žinok, savo nuomonės nebebūtum galėjęs taip aiškiai sakyti. Ir aš nebebūčiau galėjęs deginti laikraščių prakurams su Vaitkaus nuotrauka. Jau, žinok, nebebūčiau galėjęs. Jau viskas, jau būčiau gavęs kokį baudžiamąjį straipsnių, gal net ir kalėjime, buvęs nukankintas, kaip sakant, prie kryžiaus, kaip neegzistuojantysis čyzus. Tai visko, žinau, gali būti per tavo tą Vaitko. Ir Lekstočio Vaitko. Ir Lekstotis ten lakstė džipą apsiklejavęs Vaitkom. Matai, dabar suprato, kas yra Vaitkus per žmogus, nes jis, matai, ir paraduose paeitų gėjų, ir ten dar kažką ten padarytų, žodžiu. Tai jau Vaidas jau suprato Lekstočio, kaip sakant, leksiką. Palauk, Vaidas Lekstočio. Ne taip pasakiau, Vaitkaus leksika, suprato Vaidas, kaip sakant, bet iš tikrųjų tai manau, kad ne taip, ne dėl to suprato, o dėl to, kad tas Vaitkus viešai parodė, kad Vaidas jam yra tuščia vieta. Netgi Lekstočio pavadino. Tai kas be gali būti baisiau tokiam narcizui štai, besišypsančiam neskusta barzda. Žiūrėkit, abu panašus. Tiek Vaidas, tiek Jonaitis neskutom barzdom. Tai ne tik mąstymas panašus, bet ir skustis nemėgsta. Nežinau, kaip čia traktuoti. Žiūrim toliau. Šmeižto kategorija yra daug sunkesnė. O grasinimai smurto, tai iš vis yra Vaido Lekstočio fantazija. Bet jis, aišku, dabar darys iš to cirką, jis nuvažiavęs ten kažką filmuos, kaip jis ten kažką vaikšto, demonstratyviai tą savo kemperį filmuos. Ir kaip visada, paremkite. Paremkite Vaidą, paremkite. Čia kai Vaidas pasidarė tą vidurinį vardą Žemaitis ir vadinasi Vaidas Žemaitis Lekstutis, aš manau, tą Žemaitį reikia nuimti ir pasakyti: Vaidas, paremkite Lekstutį. Žinokit, aš nemėgstu tokių situacijų, kai reikia sutikti su marginalu. Bet šiuo atveju čia yra tobulas tiesiog šūvis iš Jonaičio. Jau Jonaitį tikrai jau, čia jau turiu pritarti. Kaip Vaidas be Amerikos pinigų? Niekaip. Jau tiek ant tų vakarų varo, bet į YouTube turėjo grįžti. Matai, žuvytės YouTube vis tiek daugiau sumeta. Tai nereikia net mest. Taip reklamas pamatai ir jau gauni centuką po centuko, žiūrėk, ir prisideda jau. O žiūrovėlių jo Vaidas turi nemažai, tai ir centukų prikrenta nemažai. Žiūrėk, jau į mėnesį kokie 500 ir išrieda. Ir gali nuvažiuoti į teismus po Kauną pasiduoti. O dar kokį Patreoną, dar ką primeta. Ir jau žiūrėk, Vaidukas jau turi pinigiukų. Ir iš Amerikos, ir iš žuvyčių. Ir viskas, ir gyvenimas, kaip sakant, tęsiasi toliau. Tai pažiūrėkim dar biškį tą video, gal jis jau baigęs. Dar jisai ten verkia, kad prasme apie tas pajamas, kad jis dirbantis. Tai viskas tvarkoj, parodyk žmonėms, ką tu dirbi, ką tu užsiemi, ir visi tiksliai žinos, ir visi daugiau to klausimo nekels. Ko tu čia bijai, ko tu bijai viešumo?
Nu tai jo, aš pastebėjau, kad Vaidas bijo viešumo, aš tai pastebėjau. Dėl to ir aš kalbu, kaip sakant, apie Vaidą. Nu, nes viešumas yra Vaido Akilo kulnas. Kuo daugiau apie jį kalbėsim, tuo daugiau žmonių jį matys, pažins ir supras, kas čia yra per tipas. Tai vat reikia apie tokius kalbėti, reikia juos viešinti. Visur, kur tik randam progą, reikia pakalbėti apie tokius, išsireikščiau, kaip šalies priešą. Gal per daug ryškiai, bet antivalstybininkas. Švelnesnis biški žodis, bet už ką buvo baustas, tai už tą ir laibūna, kaip sakant, teismai ten buvo, kad už antivalstybinę veiklą teistas Vaidas Lekstutės buvo, rodo, aš turiu irgi metę savo kanale tą visą medžiagą video. Tai čia jau nenuginčiamas faktas, kaip sakant, faktas. Tai gerai, toliau pažiūrėjau. Jo, aš esu sargas, aš sargauju būdelį. Durnelis, aišku, ne? Aš esu pardavėjas. Irgi durnelis esu pagal Vaidą. Oi, koks durnelis. Ir dar vaikas. Jis mane vaiku vadina, sako, tas senukų vaikas. Bet dabar jau senukų nebėr. Ir čia vienas žiūrovėlis gerai skėlė, palauk, ar žiūrovėlis, ar kažkas tai buvo gyvai atėjęs. Tai sako, tavo, sako, čia sako, Vaido dėka, sako, senukai išriedėjo. Žinot, ir netgi iki tokių minčių daeina žmonėms. Sako, čia Vaidas, sako, pasistengė, kad senukų neliktų rietave. Jeigu Vaidas tik turėtų tokią galią, jisai padarytų daug baisiau iš tikrųjų. Tai jau tokio diktatoriaus jau nenorėkim, jau, kad prieitų prie galios toksai. Ne, jau nenorėkim. Čia būtų baisiau, ko gero, netgu Vaitkus koks būtų baisiau. Čia, čia tokį tik tai prileisk. Nereikia tokių prileisti. Ir tegul žmonės tik tai žino apie tokį malonų Vaiduką, kuris iš tikrųjų kokią knisa šaknį. Ta šaknį, būtent reikia žiūrovui parodyti, kokią tą šaknį knisa tokie kaip Vaidas, tokie kaip Jonaitis, štai irgi reklamuodami Vaitkų, knisa tą gilę rusišką šaknį. Tai per daug, kaip sakant, nereikia žmonėms įsismarkauti tom žuvytėms, ten labai jos iškelt, nes jau ir taip žuvytės iškėlė, Žemaitaičiai iškėlė, paskiau tą pas mus Paluckas, kas ten, Paluckas, Žemaitaitis, visi tokie, žodžiu, su visokiais ten teistumais suėjo į tą Seimą, į mūsų valdymo aparatą suėjo. Tai kur tai matyta, kur tai yra matyta, kad tokie visokie sueitų. Tai jau čia, žinot, irgi yra jau ženklas, kad žuvytės uždominavo. Iš tikrųjų tai ne žuvytės, o pensininkai žmonės sudominavo. Jaunimas baisiai nebalsavo. Tai ir pensininkai paėmė tuos balsus ir, kaip sakant, atidavė už Žemaitaičius, visokius, kur ten važinėjus po visokius kaimaičius su senukai šnekėjo senoliais. Tai tie ir atidavė balsus, kaip sakant, tie ir atidavė vargšai žmonės. Ne vargšai žmonės, bet apgauti žmonės, sakykime, apgauti. Žiūrim video, palauk, aš čia dabar nevykėlis, sargauju būdelį. Bet viskas tvarkoja, žmonės žino, kad aš dirbu. Aš dirbu, moku mokesčius. Tai aš irgi dirbu, moku mokesčius. Ir sako, kaip gali, sako, aš kaip čia komentarus skaičiu. Sako, kaip gali, sako, dar pardavėjas ir sako, kad gerai gyvena. Ir matai, žuvytės to negali suprast. Kaip gali dirbti pardavėjų ir gerai gyventi. Kitas dar pasityčia, pardavėjas ir dar čia savo nuomonę reiškia kažkoks durnius. Matot, nužemina tą specialybę, kaip sakant, nužemina. O tai kur jie, kažin, perkasi ir kas juos aptarnauja? Ar jie netgi nesusimasto apie tai išvis, tie to žuvytės, to Vaido ir tavo žiūrovai, Jonaitė, jie išvis nesusimasto. Tai Jonaitė, tu dar vieną tokį minties feilą nepagauni vis dar. Iš tavęs irgi tyčiojasi, kad tu esi čia tik tai sargas. Ir nesupranti, kad esi toje pačioje situacijoje. O kitus vadini irgi taip pat. Iš kitų tyčiojasi irgi.
iš savo tų Vaitkų. Kaip tu gali Vaitkų? Aš neįsivaizduoju. Aš sakau, mano protas neišneša. Esi paprastas žmogus. Galima sakyti, ir aš paprastas, nes tokį paprastą darbą dirbam, norėjau pasakyti, čia ne apie žmogaus savybės, bet apie darbus paprastus dirbam. Tu sargas, aš pardavėjas. Ir vis tiek tau nedaina. Ką padarysi, nedaina, tai nedaina. Į viešumo Vaidai. Nesiviešlenk, nebėg pas represinės struktūras. Aišku, tu tą gali daryti, bet atrodo taip labai juokingai. Ir kiek tu pinigų ištaškys tiems advokatams, tam kūrui, ir žmonės, kurie remia tave, tiesiog švaisto pinigus niekam. Aišku, čia yra jų pasirinkimas, jie gali daryti, ką tik nori savo pinigais, bet tiesiog aš manau, jeigu žmogus nori kažką paremti ir kad tai būtų kažkam nauda, mėly žmonės, darykite tai kaiminystėje, rasite garantuoti kokį pensijinio amžiaus žmogų, įsiskyrusius ten tėvus, kokią vienišą mamą su keliais vaikais. Daug prasmingiau būtų jiems padėti finansiškai, jiems maistų įsigyti, ar būstą apsimokėti komunalinės, ar vaistus įsigyti, negu mes tokiems kaip Vaidas paremkite lekstutis, kurie ištaškys visokiam nesąmonėm, kurdami cirką ir bandydami užkišti gerklę tiems liaudės žurnalistams, tiems tiklarištininkams, kurie reiškia savo poziciją. Taip, teisingai. Geriau paremti būtų, aišku, kažkokias tai biednai gyvenančių žmonės, bet dar geriau būtų paskirti dalis šitų pinigėlių ir Ukrainos paramai, nes reikia šaliai. Reikia. Taip. Žinau, kad čia Jonaičių yra irgi kaip peilis, kaip įla į krūtinę, bet reikia remti Ukrainą. Reikia remti užpultą šalį, nes jinai ginasi, jai gynybai reikia. Ir sakyčiau, reikia paremti ir Ukrainą. Geriau, žuvytės, kad remtų Ukrainą, bet ne, jie to nesupras, jie niekada, aš nepalaikysiu karo, Vaidas sakė, kad čia, karas negali palaikyti nei šito, kaip sakant, jeigu tavo kažkokį artimą, aš jau tą pavyzdį dėjau praeitame video, kas matėt, tas matėt. Tai žodžiu, nepalaikyti kažkurios tai pusės ir nesuprasti, kas yra užpultas, o kas puolantysis, tai yra debilizmas. Kurie dirba liaudžiai, dirba jums, o netidirba kažkokiems neiškiems savo asmeniniams interesams. Tai tiek, draugai, pasimatysime. Gerai, gal ir pasimatysime, nes aš šitą serialą, kaip sakant, dar pratęsiu tiek iš šito pusės, tiek iš kito pusės. Pasižiūrėsim ir Vaidas, kaip ten lakstys po teismus, filmuos šitą Jonaitį, ir kaip Jonaitis galbūt pafilmuos Vaidą. Ir kaip ten kas bus, kaip ten kiekvienas pasakos iš savo varpinio, kaip skalambis. Tai čia toks įdomus serialas, kaip du marginalai viens kitą pjovė. O jūs nepamirškit, kad turit parašyti šito serialo pavadinimą irgi, nes aš noriu, kad ir jūs savo nuomonės išreikštumėt, savo variantus pavadinimui parašytumėt. Tai ačiū labai jums iš anksto, ir gerbiamieji, ir negerbiamieji, žinoma, tai rašykit visi. Ir gerai. Iki kito serialo dalies. Iki kito serialo dalies. Iki kito serialo dalies. Iki!